Kaip natūralia elgsena yra visas judėjimas visą laiką turėtų būti pagal laikrodžio rodiklį. Jau laikrodžio rodiklį mums beveik yra taip smegenis įspausta, kad jo, ta kryptis yra pati normaliausia. Atvirkščiai einant, gali būti ne tie pojūčiai ir gautųsi, norims rezultatas būtų menkesnis, gal kažkaip gautas, bet manyčiau, kad reikėtų jau arba turėtų daugumą žmonių persijungti ant priešingo judėjimo. Ir gal net ir laikrodžius persukti, bet kas tam dalykui ryštis, atbulai skaičiuoti. Ar į kokią valstybę, aš nežinau, kur skaičiuoti. Atbulai skaičiuoti laiką, net ir akmentikiams vertėtų. Atbulai skaičiuoti laiką, jo, irgi dujai. Čia iš tikrųjų, vat kaip gerai, kai ir kompanija dėl ko gali sušnekėti. Nes taip ir noris, kad akmentikių gentis iš vis ir jums siūlau, nebent ne veltui tos bendruomenės, trečio amžiaus universitetai, kur tos susikūrusios bendrijos, ar didesnės ar mažesnės, mes turim kurti naują visiškai gyvenimo stilių. Moralesnį pradėti gyventi, tų parazitų neįsileisti į savo tarpą, kokių politikierių tenai. Tai tos bendruomenikas turėtų, mes ir kaip akmentikiai, yra tokia svajonė, kad va šitoj parko erdvėj ta valdininkija nediktuotų mums tos tvarkos, bet veržės kaip parazitai ir tiek. O sakykit, vis tiek akmentikiai dabar, pavyzdžiui, kai teko būti muziejuje, ne, jis irgi akmentikis. O jisai, kaip sakė, žmogus palaidotas atvirkščiai, negu kad mes, sakykime, laidojame. Kodėl būtent taip? Nu, ta prasme, kaip paminklas, sakykim, kaip stovi, tai žmogus galva dedam, ar ne? Pas jį atvirkščiai, sakė, kažkaip kaip rekordą. Tai aš sakau, gal čia irgi kažkas surištas? Ne, nu į Latviją yra laidomi. Pas mums galva į paminklą, o čia atvirkščiai. Iš tikrųjų, Intas yra nepalaidotas kapinėse, o jis yra būtent akmenį, gyvūrnai. Pačiam akmenį, tai čia reiškia sukurta tokia istorija buvo. Čia gal sukurta istorija. O tas akmuo yra toj sodyboje? Akmuo ir pačio Into muziejaus kieme. Pastatytas matomoj vietoje, aiškiai, ir sako, kad jis ta urna ten įdėta. Jo, yra įmontuotas į tą vidaus akmenį. Nu, tai čia yra labai natūralus dalykas, ar tą urmą į kapą kažkur įkiši žemę, tai ir čia net patikimiau, jeigu akmenį yra tik tai svarbu, kad akmens nenunešt kas nors. Tai ten labai didelį, kaip nelabai. Nu, jis nėra baisiai didelis, labai norim dar kiek vyrai galėtų įsinešti. Ar draugavot gyvenime su alkoholiu? Kaip? Su alkoholiu ar draugavot gyvenime? Aha. Neturiu laiką draugauti. Ar mano fantazijos tokios, kad liktai atrodo, kad turėčiau labai... Šviežias veidas ir toksai. Ne, neatrodo dar. Man tai kaip tik norėjau sakyti sportuojantis žmogus. Vojelė 8 kg kažką dieną. Labai geras klausimas. Aš pirmą kartą... Niekas tokia nėra uždavę. Mes pabuvome nepasižymėti. Nors turbūt klausdama tikėjotės tokio. Ne, aš turėjau pasakyti, ar jūs nuo 21 metų esat vieną kartą paragavęs ar visai neragavęs. Arba nori pakviesti į Vienerių metų. Nu, kaip dabar leidžiama. Nu, šiuo metu dabar. Tada mums buvo leidžiama nuo 18. Ir mūsų laikais tai gerbt galėjai nebūtinai 21 metų. Kad tu tik turėjai laiką. Nereikia 10 valandų laukti. 90 metų, tai aš skaičiau, kad tais laikais galėjai laiką. Bet esat skonį, vis tiek jaučiat kažką. Noriu paklausti, va tas menininkas Stanislavas irgi vandenis? Ne. Ne vandenis.
Ne, jis vasario mėnesį 16. Aš žiūriu, kad medikai daugiausia vandenį. Kaip ir tu pieši, viską darai. Aš broliais esu. Ir sausį vandenį. Nu, aš jau nuo vandens nuo 23, 20. O ten tas langelis dar kažkur, ne? Kažkur. Nuo 19 sausio. Tas langelis. Jo, tas langelis. Sausio Neveikite jo. Ten samogono bačkos nėra. Nu, einam į lauką parodyti.